Įžymusis Tartu tiltas. Pasak legendos, studentai turėdavo perbėgti per viršų, nors aš pats niekada nemačiau. Bet mačiau vieną filmuotą vaizdelį, kai berniukas gulėjo, o mergaitė ant jo jodinėjo. Tai netgi buvo pasakyta Tartu fucking bridge. Šitas tiltas, šitas maketas, buvo pastatytas 1775 metais po gaisro Tartu. Stone Bridge, akmeninis. O ten matosi vienas akmuo labai netoli nuskridęs nuo tilto. 1941, kai rusai šitą tiltą, štai šitą, susprogdino. Ir stukai bando atkurti, turi idėją atkurti ir atstatyti štai šitą tiltą, štai šitoj vietoje. Štai čia yra profesorių kalnelis. Apačioje yra pagrindinis universiteto pastatas. Čia yra biblioteka. O štai čia yra akmuo, kuris atskrido nuo akmeninio tilto. Neblogai padėjo sprogmenų Ruseliai 41 metais. Kodėl šitas kalnelis vadinamas profesorių? Dėl to, kad žiemą jisai būna labai slidus. Ir kai profesorius paslysta viršutis laipteliais, jisai čiuožia žemyn per visą kalną. Jeigu profesorius geras, tai studentai jį pagauna ir pastato ant kojų. Jeigu kirvis, tai studentai pasitraukia nuo kelio ir sako: labas rytas, gerbiamas profesoriau. Ir jis iki pat apačios. Štai čia yra universiteto vidinis kiemas. Viršuje matome tokie palėpėje du tokie įdomesni langai. Ten yra daboklė. Nes studentai neatsiskaitydavo miesto policijai, jos bausdavo universitetas pats. Ir štai čia mes matome tą profesorių kalnelį. Štai čia paminklas Gustavui Adolfui. Estai sako, jisai įkūrė štai šitą universitetą. Ne visai tiesa. Jėzuitų kolegiją sukūrė Steponas Batoras. Tik paskui kažkas tai pavadino universitetu.